Pažaislio kompleksas yra gyvas priekaištas, jog tokios vandens galimybės turi būti išnaudotos. O juk reikia tiek nedaug. Griežčiau reikalauti laikytis aplinkosaugos reikalavimų, skatinti įmonės tvarkyti ne tik paradinę teritorijų pusę. Kaunas turi gigantiškų ambicijų, Nemuno salą imtasi tvarkyti ne ką mažesnės mastais, nei didžiausi pasaulio didmiesčiai. Ar tikrai naujai rekonstruotos laivų prieplaukos prie Kombo Kaunui pakanka? Buvęs Lampėdžių karjeras tapo gyvų pramogų traukos centru. Taip turi būti tvarkomasi ir kitose Kauno erdvėse. Gražus tas mūsų Kauno miestas. Aišku, erdvės gražinimui, tobulėjimui tikrai yra. Ko pritrūksta mums kartais, tai tik tais kantrybės ir noro greičiau tvarkytis.